Dar viena labai įdomi mintis. Kadangi Dievas sako, sukurkime žmogų pagal savo atvaizdą ir pavydalą, ar ne? Tai reiškia, kad mes turime atspindėti jo vidų. Ir dar tokia viena pusės detalė, supraskim taip, lygiai taip pat, kaip mes esam panašus į savo tėvus, ne? Kažkas turi odos spalvą, ar ne, charakterio savybės, kažkokias dovanas, taip pat vaikuose atsispindi, ar ne? Tarkim, manieros, eisena, daug kas gali atsispindėti, ar ne? Mes paimam, ta prasme, kažkokias savybės paimam iš tėvų, lygiai taip pat ir mes, kadangi esam savo dangiško tėvo vaikai, kai mes panašėjame jo atvaizdą ir pavydalą, tai reiškia, mes pradedam atspindėti kažkokią dalelytę Dievo savyje. Lygiai taip dabar imkim, tarkim, kokį brangakmenį, ne, ir jis turi labai daug tų briaunų. Ir mes, kaip sakyti, esam va tie tokie kaip brangakmeniai, kurie atspindim po vieną kažkokią briauną iš Dievo, paimam ar ne kažkokią tokią savybę. Ir, pavyzdžiui, pasižiūrėkim, kaip netgi įdomiai yra skirtingi žmonės, ne, su skirtingom dovanom, su skirtingais charakteriais, ne. Vienas yra kovotojas, kitas, tarkim, kitas yra tiesiog pašauktas dirbti su vaikais, ar ne, glostyt galvas vaikam, mylėti jas. Ar ne, trečias vėlgi yra, tarkim, moka kalbėti, kitas moka rašyti, kitas, tarkim, yra, nežinau, kitas yra dailininkas, ne, kitas moka dainuoti, ar ne, kitas yra, tarkim, turi dovaną, tarkim, mokslininkas yra išradėjas, pas jį yra išradimai kažkokie, ar ne, čia irgi Dievo dovana iš tikrųjų yra. Pavyzdžiui, dabar, tai ką aš noriu pasakyti, dar tokia viena pusės detalė, kad mes kaip vaikai, kiekviename įdėta kažkokia Dievas įdėja dalelė savęs, tarkim, ar ne, ir mes galim netgi pasižiūrėti, kokią dalelę aš nešioju savyje. Tai dar galim pavadinti tokiu kaip pašaukimu kažkokia, ar ne. Yra, tarkim, žmonės pašaukti dirbti gydytojas, yra žmonės pašaukti dirbti, tarkim, mokytojas būti, ar ne. Tarkim, yra dar netgi, pavyzdžiui, ir bažnyčioje va tos dovanos, kurias mes skaitam Bibliją, ar ne, irgi galim pasižiūrėti, kokią dalelytę Dievas įdėjęs yra į mane. Va čia irgi tokia dar viena kaip puzlės detalė, palei jo atvaizdą ir pavydalą turim susikurti, bet tarkim, kad žinoti, kokiais dalelė įdėjo į mane, aš turiu būti arti jo, kad jis manyje atskleistų save. Ir kad aš galėčiau, tarkim, transliuoti iš savo vidaus Dievą, va būtent va tą sritį. Būtent va tą pašaukimą, ar ne, kuris įdėjo į mane. Tai pašaukimas, tai dovana. Ir tai vienas iš toks dar fantastiškų tokių dalykų, tokių kaip apreiškimų, kaip puzlės detalė, kur turime susidėti į tą bendrą vaizdą. Ką mes čia atėjom šitoj žemėje. Suprantat? Kad mūsų tikslas yra pažinti kūrėją, pažinti save, suprasti savo pašaukimą, ką aš čia turiu daryti ir mėgautis tom gyvenimu. Suprantat, dalinti save kitiems. Bet tu turi suprasti, ką Dievas įdėjo į tave. Ir aš pasakysiu, kad vienas iš sunkiausių dalykų, kur žmonės labai vargsta, tie, kurie nėra atradę savęs. Ką reiškia tai? Nėra atradę tos dalies, ką Dievas įdėjo į tave. Ir kai tu, ir patarlėse liktai parašyta, sako, nėra nieko nuostabaus, kaip dirbti savo rankų darbą, ar ne, ir mėgautis iš to darbo. Ir kiekvienas mėgaujasi savo darbą, ne, pavyzdžiui, Jėzus tai buvo mokytojas. Suprantat, jis yra žodis, jis mėgausi, ką daro to mane. Suprantat? Tarkim, yra dailininkai, ar ne, ir jie piešia, ir jie mėgoja savo, ir Dievas įdėjo va tą savo dalelę, lygiai taip pat menininkas yra. Suprantat, jis tarsi save pasprogdino į milijardai dalelių ir įdėjo į kiekvieną vaiką, save įdėjo. Suprantat, ir mes tiesiog turim tai atrasti ir gyventi tom.
ar ne? Pavyzdžiui, man irgi patinka, tarkim, dirbti su žmonėmis, mane kalbėti su jais, mokinti juos. Ir aš, pavyzdžiui, yra tokių buvo momentų, kai ateina pas mane žmogus sužlugdytas, bet aš galiu duoti jiem Dievo žodį, kuris statydina žmogų. Išmatau, kai jisai po to pakyla, nuo to žodžio įgauna vėl vilties, gauna tikėjimą ir jis išeina iš pokalbio nes su manim visai kitoks. Ta prasme, aš daviau savo dalies va to Dievo, to statydinimo, augimo, to vidinio aš galiu duoti ne tai, ką aš gavau iš Dievo, tai, ką jisai mane maitina, ar ne, savim. Va tas rytim, kurią jis maitina, ar ne? Aš, tarkim, ten išradimų kažkokio nedarau, aš ne sportininkas, aš ne kareivis kažkoks, ar ne? Aš, tarkim, ne verslininkas, dar kažką, bet tai, kuo mane jis maitina, kuo mane augina, tą aš galiu duoti. Va tai yra dalelė jo. Tai dar viena tokia puzlės detalė, kur, sako, panašykite į mane, į būtent į tą sritį, ką jis yra įdėjęs į mus. Ir sako, eikit, neškit vaisių tame ir dauginkitės. Dauginis tai reiškia duoti save. Suprantat vėl? Taip kaip Dievas save pasprogdino į milijonus dalelių, įdėjo kiekvieną, taip aš surandu tą dalelę ir vėl aš dauginuos ir einu kitiem duoti. Nes Paulius irgi sako, rašto vietoj sako, aš noriu ateiti pas jūs ir sako, aš savo žodžiais perteiksiu, sako, pasinaudot tavo dovana, kokią tu turi, kuri mane statydins. Ir aš noriu duoti savo dovaną, kurią aš turiu, kuri jūs statydins. Suprantat? Todėl, kad bažnyčia tai yra kūnas su pačiom įvairiausiam dovanom, kurios yra skirtos statydinti vienas kitam. Niekada vienas žmogus neturi monopolijos tiesai kažkokiai vienai ir tik pas jį viskas yra, o kiti nieko neturi. Mes visi turim atnešti savo dovanas, kurios augina ir stiprina vienas kitą. Suprantat? O pas mus yra taip, kad visi žiūrim tik į pastorių, ką jis pasakys, ką jisai padarys, ir 30 metų sėdim, žiūrim jam į burną, ta prasme, o patys nežinom kas. O kūnas tai yra sudėtas iš įvairiausių dovanų, pačių įvairiausių dovanų. Jam ant tom pirmom dovanom, mane 5 dovanas, ne, pastoriai, pamokslininkai, evangelistai, pranašai ir taip toliau. Yra po to kitos dovanas, šelpimo dovanas, pagalba, administracijos, taip toliau, ar ne. Ir netgi būti gydytojai tą patį dovaną, mokytojai būti tą pačią, tai yra tos pačios dovanas iš Dievo, ar ne. Tai yra dalelės Dievo, kuris įdėjo į mus. Į čia lygiai, va, sako, tas atvaizdas ir pavidalas. Dievas sudėjo savo atvaizdą ir mums čia turim daug plačiau pažiūrėti tai, kas yra atvaizdas ir pavidalas. Tai tiek trumpai.